Siubaitės žodžių, kuris sako: meilė žmogui prasideda nuo meilės žoliai, o mūsų kojomis. Iš tikrųjų, mes mylėti turim viską, ką matom. Mylėkime saulę, kuri kiekvieną rytą mus pažadina. Mylėkime debesį, nes iš jo krintantis gaivus lietaus lašai kiekvieną mūsų atgaivina. Mylėkime medį, o ypač ąžuolą, juk jis mus suteikia stiprybės. Mylėkime žemę, juk jai prieš kelias dienas galėjome padėkoti, kad į ją įbėrę rūgio grūdą rudenį galime džiaugtis ir skanauti gardžią duonelę. Mylėkime ir lyno žiedelį, kuris rudenį mus gali aplenkti. Mylėkime ir kiekvienas kitą, nes juk mes esam draugai. Šiandieną susirinkome į nuostabią šventę. Juk mūsų daug. Nesvarbu, ar mes esam fotografas, ar mes esam gamtininkas, mes fotografuojame tai, kas aplinkui yra gražu, kas yra pastebima, ką norim vienas kitam parodyti. O šiandien iš tikrųjų smagu, nes tai yra konkursas. Išrinkti patys gražiausi kadrai, užfiksuoti kadrai, ko mes ne kasdien galime pamatyti. Juk ne kasdien mes turime galimybės nuvykti į pievą, kur banguoja gražus ramunių žiedai. Ne kiekvieną dieną mes galim pamatyti dūzgiančias biteles ant blindės žiedelių. Ne kiekvieną dieną mes galime sutikti šuoliuojančią stirną. Kaip gera, kai jeigu mes patys nematom, tą parodo kiti. Mano kalba tai įžanga į mūsų šventę. Na, o tarti žodį kviečiu pirmininką Andrių Kubilių. Prašom. Mėlėjai, nuoširdžiai sveikinu visus šią gražią dieną. Džiaugiuosi iš tiesų taip gausiai susirinkusiu būriu. Džiaugiuosi žvelgdamas, kad čia ir ne per labai išvaizdu langą ir matydamas vis tiek tą gražią saulės šviesą. Visi jaučiam tokią dieną, kad tikrai pavasaris ateina, gamta atbunda, žemė vėl alsuoja. Visus sveikinu su tą gražia žemės švente. Nemoku taip gražiai kalbėti, kaip prieš mane kalbėjusi ponia, bet turbūt visi mes, ypatingai šitam 21 amžiui, labai greitai besikeičiančiam globaliam amžiui, pajuntam, kaip yra gera kartais stabtelėti, pamatyti, kad gražu yra tai, kas yra arti tavęs, kas yra maža, nedidelio, kas kvepia, ypač pavasarį pasilgus tų kvapų. Ir kad šiaip gyvenimas yra gražus. Ir ypač čia, Lietuvoje, ačiū Dievui, nei labai didelių dykumų turim, nei labai didelių tsunamių čia pajuntam, ar kokių žemės drebėjimų labai sudėtingų. Daug Dieve, kad taip ir toliau čia pas mus būtų. Ir daug Dieve, kad ir kitiem šitoj nelabai dideliai žemės planetoj irgi būtų gera gyventi. Tai ačiū Jums labai, ačiū už tos gražias fotografijas. Apgailestauju, kad mano vaikystės meilė ir hobis fotografija kažkur man išgaravo, todėl labai nuoširdžiai sveikinu jūs visus ir nuoširdžiai džiaugiuosi. Ačiū labai. Labą dieną. Būdamas šioks toks kaltininkas šito viso susibūrimo, tai tiesiog labai džiaugiuosi tokių didžiulių žmonių būrių, kuris iš atokiausių Lietuvos kampelių atvyko į šitą mūsų, irgi pasikartoju, šitą mūsų šventę, tą mūsų gamtos fotografijos konkurso tokį baigiamąjį etapą. Ir dar prie to pačio norėčiau padėkoti ir šių rūmų šeimininkams, kurie suteikė galimybę šitą mūsų visą renginį pravesti. Kodėl mes čia susirinkome? Jeigu bet kurio iš jūsų paklausčiau, tikrai kiekvienas ekspromtu kažkokią versiją pasakytų. Vienokia ar kitokia per didelių susimąstymų. Bet manau, kad praktiškai kiekvieno žodžiuose turėtų būti žodis gamtos fotografija. Ta
tas žanras, tas fotografijos žanras, kuriam galbūt kiek daugiau kaip 100 metų tik tai visą laiką buvo, manau, pakankamai viliojantis, įdomus visą tą fotografijos laidos laikotarpį. Bet kartu tai buvo vienas sudėtingiausių fotografijos ryčių. Galbūt lengva prisikalbinti žmogų, lengva fotografuoti kažkokius statinius, peizažus, bet gyvą objektą, gyvąją gamtą, gyvūnus, augalus, vabzdžius, tai vienas dalykas yra pati fotoaparatūra, jos, sakysim, galimybės, objektyvai, visa kita, finansinės galimybės, technika. Kitas dalykas yra žinojimas, pažinimas tų dalykų. Čia taip paprastai nenueisi, nepadarysi. Čia tą dalyką turi atlikti tas, kas myli gamtą, kas pažįsta gamtą, kas ją domisi, kas siekia ją pažinti. Tai ilgus tuos dešimtmečius ta fotografija rutuliojasi, vystėsi ir tik tai turbūt paskutinius kokius 5-10 metų, kada atsirado skaitmeninė fotografija, tas reiškinys praktiškai atėjo į mūsų pasaulį. Turbūt dabar nėra nei vieno žmogaus, kuris vienaip ar kitaip nefotografuotų, bent jau mobiliuoju telefonu. Taip, kad praktiškai visi tapome fotografų civilizacija, taip pavadinkim. Ir, sakysim, jeigu grįšim kokį 20 metų, 30 metų toj pačioj mūsų šaly, vis tiek buvo kokių 20, gal 30 žmonių, kurie vienais ar kitais būdais fotografuodavo gamtą, fotografuodavo paukščius, žinduolius, bet tai vėlgi buvo tam tikra technika, buvo tam tikros galimybės ir tas, kaip jau minėjau, tas pats procesas reikalavo, kad vis tik didžioji dalis jų buvo gamtininkai, tie, kurie daugiau ar mažiau tą gamtą pažinojo. Paskutinius tos 5 ar 10 metų mes matom didžiulį proveržį tame. Jau vietoj tų 20 ar 30 žmonių, jų atsirado gal 10, gal net 50 kartų daugiau. Ir į šitą sritį jau ateina žmonės, kurie visiškai yra tolimi fotografijai, ne fotografijai, tolimi gamtai, tolimi, sakysim, jų tiesioginis darbas ar specialybė visiškai nesusijusi, bet jie to susidomi, tuo pradeda sirgti, tuo gyvenimu pradeda gyventi ir paskui atsiranda tos fotografijos. Taigi mes matome prieš save reiškinį, tai yra reiškinį, kuris kiekvienam jame dalyvaujančiam labai daug duoda. Bet kartu tos nuotraukos tai yra ta pati lengviausia forma paveikti visuomenę. Jeigu mes šiandien kalbam apie kažkokius globalius procesus vykstančius, apie klimato kaitą, apie neigiamus dalykus, kurie vystosi, tai fotografija, manau, yra vienas iš tų, kur gali kaip sakyti, pakankamai teigiai veikti visuomenę. Ir nereikia čia didelių kalbų, nereikia didelių pažinimų, kaip fotonuotrauka, tu gali paveikti žmonės ir gali, sakant, kažkokias ideologijas, kažkokias nuostatas formuoti. Taigi tas mūsų reiškinys, kurį mes pradedame šiais metais, tai yra Lietuvos laukinės gamtos fotografijos konkursui. Tai yra tai, kad mes norim pasakyti, kad mes esam jau neblogesnė šalis, žiūrint ten į vakarus, žiūrint į rytus, kur panašus dalykai jau egzistuoja. Ir esam pasirengę, esam subrendę tam, kad galėtume kažką panašaus daryti, kad formuotume visuomeniai tam tikras nuostatas gamtos pažinimo, gamtos meilės gamtai. Kartu tas konkursas ir tas, sakysim, tas visas procesas, kuris vyksta, kartu dar ir atskleidžia dar ir kitą dalyką, kadangi jau mes taip įpratę ne vieną šimtmetį, kad esam šeimininkai planetos, mes viską galim, savo reikmėm viską kaip sakyt reguliuojam, viską stumiam. Vis tik manyčiau, kad šitą nuostatą galbūt pamažu ir traukėsi iš to, kad vis tik mes šitoj planetoj galim gyventi kartu tik tai bendrabui su tais gyvūnais, su tais augalais, neišstumdami jų, o ieškodami galimybių būti kartu. Taigi ir tie patys gamtos fotografai, kurie ateina, aš nesu girdėjęs nei pats, nei iš vieno kito kolego, aš nesu girdėjęs, kad toks paukštelis ar žvėrelis būtų davę sutikimą fotografuotis. Visi mes darom intervenciją į tą. Ir tas mūsų procesas, ką mes norim kurti, turėtų būti tikrai paremtas tikrai gamtos pažinimu ir aukšta etika, kad reiškia, mūsų tie veiksmai būtų tikrai nedarytų nieko blogo gamtai, nedarytų nieko blogo gyvūnijai, augalijai, ir mes galėtume, būtent mes atskleistume jos grožį, jos gyvenimą ir per tą skatintume gerbti tą gamtą, mylėti ją ir tikrai nedaryti jiems nieko blogo. Antras dalykas, jau esant šitose rūmuose vis tiek truputėlį reikėtų politikuoti, reiškia.
vis tik reiškia, gyvenam tokiam mažam lopinėlį prie Baltijos jūros, kuris vadinamas Lietuva. Ir kiekvienas iš mūsų, reiškia, stengiame savo kažkokias savybės paversti, reiškia, materialinę savo kažkokią tai naudą. Tai, kaip sakant, pinigais iš to gyventi. Tai, reiškia, šitą mūsų pasitenkinimą čia gyventi, nepasitenkinimą lemia tam tikri procesai, tam tikri mainai, reiškia, kurias vadiname ekonomika. Tai kyla, tai įkrinta, tai gerai, tai negerai, kažkas patenkintas, kad gerus atlyginimus gauna, kažkas, kad blogus gauna, pensijos, tai visi tie dalykai suprantame. Bet čia yra reiškinys, kada žmonės ateina, reiškia, iš kitų sričių į tą gamtos fotografiją ir jie tam skiria savo laisvalaikį. Paskaičiavau paskutinius metus. Aš 240 dienų skyriau darbui kabinete, iš kurio aš, sakant, gyvenu, ir 120 parų, reiškia, va šitam dalykui, buvimai gamtoj. Taip, kad šitoj salėje yra ne vienas ir ne du ir dešimtis, kurie irgi panašiai galėtų pasakyti. Tai reiškia, mes turim tą kitą gyvenimą, kuris nematuojamas, nei pinigais, nei to. Mes norim būti svarbus, mes norim būti reikšmingi, mes norim kažką padaryti svarbaus. Todėl to viso konkurso rengimo metu mūsų tikslas buvo sutelkti tas valstybinės institucijas, sutelkti aplinkos ministeriją, saugomų teritorijų tarnybą, įvairias gamtosauginės organizacijas, kad visi mums pasakytų, jūs esate svarbus, jūs esate reikšmingi, tai ką jūs darote yra labai svarbu. Ir dabar norėčiau tai išgirsti iš tų globėjų ir rėmėjų, kurios pavyko įtikinti, kad tai yra šitas reiškinys, šitas konkursas yra labai svarbus. Dabar jau mūsų laikas labai ribotas, daug negalime įsiplėsti, tai dabar labai trumpai, kaip jau čia daugelis turbūt žino, tas konkursas buvo paskelbtas praeitų metų gale ir čia daugiau kaip 100 žmonių siuntė savo nuotraukas, apie 1000 darbų buvo atrinkta ir paskui vyko įvairūs tie procesai, rinkimai, kol galų gale susirinko, reiškia, tas rinkinukas, kurį mes matome ant sienų, ir susirinko dar labai stambus renginys, kuris yra knygoje. Ir ją tuoj visi pamatys. O dabar visą šitą procesą, tai čia jau nebe mano kompetencija, aš perleidžiu mikrofoną Selemonui Paltanavičiui, kuris truputėlį, reiškia, pabandys toj visoj loterijai, kažkur tai yra loterija. Ir toj visoj loterijai kažkas truputėlį laimi, kažkas truputėlį nepasiseka. Kitais metais pasiseka. Prašom. Gera diena. Na, Romai, aš nemanau, kad čia loterija, tai yra darbas ir toks rezultatas pasimato. Iš tikrųjų, tai nebuvo labai lengvas dalykas atrinkti nuotraukas, na, bet komisija, žodžiu, kuriai man teko garbė vadovauti, mano, kad ji padarė tai nuoširdžiai ir tiesiog vargu ar galėtų kitą sprendimą padaryti. Noriu užtikrinti, kad didžioji dalis komisijos narių net neįsivaizdavo, kieno darbus vertina. Tai žinojo galbūt žmonės, kurie visai neįtakojo komisijos darbo. Kai ką, žinoma, aš galėjau turbūt pažinti pagal braižą, kadangi seku, kas tai yra, bet žinot, ir apsišoliau. Kai ką maniau, kad tai visai kitų autorių, bet visai nesmė vertinom ne autorius, o darbus. Tai iš tikrųjų labai, sakyčiau, gavosi toks gražus rezultatas. Jį iš tikrųjų pamatysite visi albume. Aišku, tai, kas atlikta, inicijuota kolegos Romo, tai yra, manau, didelio gražaus darbo pradžia. O pradžia turi savo jau rezultatą. Taigi, jom leidus, tada kiekvienos nominacijos skelbiamas nugalėtojas, skelbiami pažymėti darbai. Manau, kad yra globėjas kiekvienos nominacijos ir jisai iš karto pristatys pačią idėją, o tada kviesim žmonės. Taigi, pirmoji yra Gamta ir žmogus nominacija, globėjas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorė Rūta Vaškytė. Prašom. Labai diena. Labai malonu dalyvauti būtent tokiame renginyje. Krašto, žmonių, kultūros lygį parodo jų santykis su gamta. Gamtą paveldėjome gražią, nesuterštą ir turtingą. Tai rodo, kad gamtos saugojimo įstatymas mūsų tėvų sąmonėje buvo gyvas.